Sveiki visi, už lango žiema siautė, bet tai netrukdo mūsų mylimam krepšiniui vykti. Eurolygos dvigubą savaitę Lietuvos klubai likę taip pat varžosi Europoje ir aš Basket News žurnalistas ir GO3 Sport komentatorius Jonas Lekšas šiandien vėl tradiciškai apžvelgiu rungtynes, kurios man yra įdomiausios ir pradedu nuo antradienio susitikimo. Berlyne vietos Alba priima Kauno Žalgirį. Kauniečiai atsitėsė po labai sunkios atkarpos, pasiekė dvi kokybiškas pergalės paeiliui, iš pradžių Milane, o po to ir Panevėžyje. Edmundas Samneris atvyko į komandą, bet iš jo stebuklų dar nereikia tikėtis, jį dar veikia aklimatizacija. Vis dėlto tai yra papildomas kūnas iškritus Arnui Butkevičiui perimetro linijoje apskritai. Yra visiškai siaura, todėl net ir Edmundas Samneris, esantis vos kelias dienas Kaune, gali tikėtis normalių minučių Eurolygoje antradienį. Tuo metu Berlyno Alba savaitgalį ilsėjosi, kai Žalgiris žaidė Panevėžyje, jų susitikimas Vokietijoje dėl snygio Miunchene buvo nukeltas ir Berlyno klubui prieš dvigubą Eurolygos savaitę tai turėtų būti didžiulis pranašumas. Kaip bebūtų, yra didelis klausimas, kas galės žaisti Berlyne šeimininkų komandoje. Vis dėlto pastarąsias rungtynes praleido trys labai svarbus komandos žaidėjai: Sterlingas Braunas, Metas Tomasas ir Luisas Olindė. Neaišku, jų dalyvavimas antradienio susitikime ir nuo to daug gali priklausyti mačo eiga. Vis dėlto aš manau, kad žalgiriečių laukia sunkios rungtynės, nepaisant to, kad Alba yra turnyro outsiderė. Vis dėlto ji nėra parankus varžovas, mėgsta greitą krepšinį, neaiškios rotacijos. Tikiuosi sudėtingų rungtynių ir galiausiai Žalgirio pergalės. Panašiu metu kaip ir Berlyne netrukus prasidės rungtynės Pirėjoje, kur laukia Eurolygos finalo pakartojimas. Vietos Olympiakos namuose priima Madrido Realą. Nuo finalo ketvirto Kaune labai daug kas pasikeitė. Tuomet prieš finalą Olympiakos buvo įvardyjama kaip aiški favoritė, vis dėlto tuomet nesugebėjo to įrodyti ant parketo prieš Madrido Realą. Karaliai tapo Eurolygos čempionais ir Pirėjo Olympiakos vasarą po to prarado Kostas Luka ir Saša Vezenkovą ir vis dar neatranda savo stabilumo. Tuo metu Realas prie savo čempioniškos dėlionės pridėjo Facundo Campazzo ir tai tapo dar visai kito lygio titanas. Manau, kad laukia atkaklios rungtynės, vis dėlto Olympiakos žais savus ir galių akivaizdoje. Kaip bebūtų, Real pralaimėjo pirmą kartą praėjusią savaitę prieš Stambulo Fenerbahčę ir tai turėjo kažkiek pažeisti jų ambicijas, pažadinti tą milžiną, kuris ir taip eina ir beveik nesutinka nieko, kas jiems galėtų prilygti. Galvoju, kad čia gali būti geras mačas Gabrieliui Dekui. Geršonas Jabuselė vis dar negali žaisti dėl traumos. Pats Dekas įeidinėja į gerą formą, praėjusią savaitę tikrai žaidė solidžiai, juolab, kad jo oponentas tiesioginis turėtų būti Alekas Petersas, kuris gynyboje yra pažeidžiamas. Manau, kad Realas reabilituosis po pralaimėjimo prieš Fenerbahčę ir iškovos sunkią pergalę Pirėjoje. Nuo Eurolygos šiek tiek pailsėkime ir trečiadienį mėgausimės Europos taure, kur Lietuvos abu klubai rungtyniaus, ir pradedam nuo 7bet Lietkabelio. Panevėžyje įvyks antrojo Europos taurės reguliariojo sezono rato pradžia. Atvyksta Podgoricos Budučnos, atrodo geras šansas atsirevanšuoti už pralaimėjimą starte išvykoje. Panevėžiečiai davė gerą kovą Kauno Žalgiriui. Akivaizdus dalykas, kas atsirado prie Nenado Čanoko, tai atsirado fiziškumas, kurio nebuvo anksčiau gynyboje prie Roberto Štelmacherio. Antras ratas prasideda ir dabar kiekvienas taškas yra aukso vertės. Budučnos yra kaimynai turnyrinės lentelės, žemiau už panevėžiečius. Lietkabelis turi 4 pergalės, Budučnos 3, tačiau pirmąjį mačą būtent Budučnos laimėjo 11 taškų persvarą. Panevėžiečiams dar trūksta Pauliaus Valinsko, kuris negalės žaisti dar maždaug 2 savaitės. Taip pat Dovio Bičkausko sugrįžimas į aikštę turėtų užtrukti maždaug panašiai. Varžovai iš Juodkalnijos turi labai atletišką priekinę liniją su Žanu Makandu ir Džekori Williamsu, bet galvoju, kad Nenadas Čanakas paruoš komandą ir Lietkabelis žais ilgas pozicinės atakas ir savo protų sugebės palaužti Budučnos, tačiau tarpusavio pranašumo nepavyks įgyti, pergalė bus iškovota iki 11 taškų. Kitas Lietuvos klubas Vilniaus Vulfs trečiadienį taip pat žaidžia namuose Europos taurėje ir priima savo grupės lyderę Paryžiaus basketbol komandą, kuriai pralaimėjo sezono starte. Ten Prancūzijos sostinėje Paryžiuje neturėjo jokių šansų, praktiškai 30 taškų skirtumų patirta nesėkmė, bet po to Vulfs įsivažiavo ir demonstruoja solidų krepšinį, net ir neturint savo lyderio Rašido Suleimono, kuris pirmajame rate buvo rezultatyviausias visos lygos žaidėjas. Jeffo Tayloro toliau reikia laukti ir jo sugrįžimas yra didžiulė mislė. Tuo metu Paryžiaus komanda yra patyrusi vienintelį pralaimėjimą Europos taurėje prieš Bešiktaš komandą ir kažkiek gaila, kad Vulfs namuose priima Paryžiaus klubą
antrojo rato pradžioje, kuomet dar Paryžiaus klubas nėra užsitikrinęs pirmos vietos grupėje, nors yra akivaizdus favoritai, bet tikrai negalima tikėtis iš jų nuolaidų. Labai atrodo nerealiai Europos taurės lygmenių Paryžiaus komandos perimetro linija, ten prie TJ Shortso atsiskleidė 21 prancūzas Nadiras Hifi, yra Colnas Malcolmas, 3 žaidėjai, kurie veda savo komandą į priekį, pelno per 50 taškų vidutiniškai per rungtynes ir bus labai sunku gynyboje Vilkams pirmiausia juos sugaudyti. Kažkokio stebuklo sostinėje nesitikiu, galvoju, kad Paryžiaus klubas iškovos užtikrintą pergalę. Na ir šią savaitę užbaigiu antrosiamis Kauno Žalgirio rungtynėmis Eurolygoje. Dvigubą savaitę žalgiriečių užbaigs namuose, į Nemuno salą atvyksta Monako su Donatu Motiejūnu priešakyje, kažko sensacingo labai nepasakysiu, Monako yra vieni iš Eurolygos favoritų, visgi krepšinėje nereikia labai daug, kad viskas pasikeistų. Dar praėjusią savaitę Žalgiris atrodė merdintis, bet tai, ką pamačiau Milane, ką pamačiau Panevėžyje, Žalgirio žaidėjų kūno kalbą, tą norą kovoti už savo trenerį. Patys galbūt žaidėjai atrodo mobilizavęsi, supykę ant savęs, tikrai mane pradžiugino ir nežinau dar aišku, kaip pasibaigs tos susitikimas antradienį Berlyne, bet tikiu, kad ten bus iškovota pergalė ir dar bus labiau pakelta žaidėjų moralė. Žalgiriui žinoma trūksta žaidėjų, bet senai vyko mačas Eurolygoje namuose, taip kad galvoju, kad labai gera proga prie savų sirgalių dar labiau pakelti savo emocijas. Manau, kad svarbiausia bus sustabdyti Maiką Jamesą, kuris pastaruoju metu demonstruoja superinę sportinę formą, bet Kaziui Maksvyčiui bent jau pastaruoju metu pavykdavo sustabdyti Monako mega žvaigždę, o kiti žaidėjai taip pat yra labai geri pagalbininkai, nereikia aišku akcentuoti vienintelio Jameso, bet jeigu pavyks jį pristabdyti, pusė darbo gali būti padaryta. Žalgiriečiai namie turi sužaisti gynybinės rungtynes, neįsivelti į taškų kovą, kadangi Monako puolimo talentas yra žymiai pranašesnis, taip kad tikiu, kad Žalgiris žais gynybinės rungtynes ir paskutinėmis minutėmis dramatiškai iškovos pergalę. Labai daug krepšinio šią savaitę, bet tai mūsų žiemą padaro žymiai skaidresnė, tas niūrumas pasitraukia, kuomet vyksta ypatingai Eurolygos dvigubos savaitės, mūsų Lietuvos klubai varžosi Europoje. Na ir ką, šią savaitę atsisveikinu ir kitą kartą.